grupėje jau buvau pasidalinęs Power of 3, ar ne, kai mes turim didelę akumuliaciją į viršų, manipuliaciją ir tada turim expansioną. Tai čia pasidalinau Discord'e ir jisai puikiai išsipildė, jeigu nueitumėm, vat štai taip visas setupas ir atrodo, ar ne? Kai mes turim daug preakumuliuota, daug orderių, turime manipuliaciją į viršų ir komentaruose ir visi rėkia, tada viskas 7-8, 8, važiuojam, šokam į longus ir tada prasideda visas tas bandos jausmas, vienas užkrečia kitą, iš range'o išėjom, viskas, panika ir euforija gal netgi, ar ne, kad viskas, važiuojam link 80, nes kažkodėl žmonėm labai patinka longai, ar ne, o pats tradingas yra jau taip sumanipuliuotas, kad eitų prieš visiškai žmogaus psichologiją ir visiškai kitaip reikia elgtis. Tai kaip ir buvau papostinės, kol dar visas price actionas besivystė, akumuliacija, užmanipuliuojam kažkiek tai laiko ir tada expansionas, ar ne, tai puikiai gražiai išsivystė viskas ir einam dabar toliau link equilibrium, ar ne? Einam toliau link equilibrium. Ir vienintelis, ką aš matyčiau dar kokį papildomą, ar ne, iššokimą, vieną iš pradinių iššokimų, kuris galėtų būti iš shortą, tai būtent price actionas, kuris sektų būtent štai čia, ar ne? Antras būtų faktas šita visa zona. Ir čia lygiai taip pat irgi mes, jeigu nepasiteisina šitas price actionas, tai būtent štai nuo čia dvi short galimybės, ar ne? Dvi short galimybės štai nuo čia ir nuo čia. Jeigu mes galim, šiaip turim puikias progas superint, sujungti ar ne, su open interest divais, nes turim aukštą high ir jeigu kaina pradėtų staiga štai čia šuoliuoti ir jeigu padarytumėm naują high, čia padarytumėm, įsivaizduokim, naują low, tai jau turėtumėm ar ne bear divą ir galėtumėm galvoti apie kažkokį tai short entry. Šitoje vietoje taip aš matyčiau šitą reikalą, jį būtent apie viršutinę dalį. Apie apatinę dalį visos šitos zonos mums ar ne yra svarbios, bet vėlgi, žinai, aš šito vidurio stengiuosi netradinti. Šitą low norėčiau tradinti, nes kartu čia vos ne equal lows turim. Būtent štai čia norėčiau traditi šitoje vietoje, nes mes jau prasidėtumėm, jau būtumėm toj 25 range procentiliai, šito didelio range, čia norėčiau aš trade. Bet kol kas fokusas yra vis dėlto į aukštesnę range dalį. Ir pažiūrėsim, ką šitose vietose galim. Kaip sakau, su divais, su breakup structure įlendam, viskas gražu, dar galim įsijungti ar ne ir footprintą ir pasižiūrėti, ar turim pritrepintų papildomai ar ne, čia longų šitose vietose, tada tikrai labai gražiai galima shortinti. Tai va, iš mūsų narių nemažai įlindo į būtent šituos etapus, į būtent šitos shortus. Tai va, tai jeigu norit ir jūs prisijungti, kaip visada, visa informacija yra pas mus aprašyme, visi prisijungimai, Telegramas, Discordas ir galite prašyti mums žodį startas ir atsiųsime jums klausimyną ir padėsim jums pradėti investuoti ir startuoti, ko gali tikėtis ir taip toliau, ar ne? Pats aš vis dar esu sausas, jokių treidų neturiu, šitas etapas buvo man išstopintas, kaip ir minėjau paskutinį kartą, o dabar, kadangi esame prie range vidurio, tai nieko ir netreidinu, atsipalaiduoju, vakar gerai pailsėjau ir viskas. Tai vat. Kas daugiau, rytoj turėsime video nuo 1000 iki 100 000, rezultatai gal nespoilinsiu.
Gal nespoilinsiu, gal nieko nesakysiu. Gal rytoj palikim, bet rezultatai yra kažkokie. Tai va, bitkoiną prisijėm. Ai, ir ką nepaminėjau, ar ne, kad būtent šitos zonos puikiai ir nesuliptų ir su USDT dominance, tai yra pirmoji zona ir tai yra antroji zonos lygiai taip pat, ar ne, alertus užsidedam. Ir galim labai gražiai nuo 1 minutės, kad ir breakup structure net nereikia realiai, net divo nereikia, diva jeigu gaunat, tai papildoma konfirmacija labai gerai, galit vien tik tai struktūrą ar netreidinti ir šitoje vietoje pradedant 1 minutę, 2, 3, 4, 5, gaunat patvirtinimus, lendat į treidą, stop lossas po paskutiniuoju low ir važiuojam ir tada prasideda tikimybių teorija. Tai vat auksas. Goldas. Tai gold zona puikiai suveikia. Setupas. Aišku, naivu būtų tikėtis, kad visą šitą mes susirinksim, bet o kodėlgi ne? O kodėlgi ne? O kodėlgi ne? Pažiūrėsim iš tikrųjų, ką čia galim turėti, bet setupas nuo šitos vietos irgi gražiai pasiteisino. Artimiausiu metu šitoj vietoj mums kol kas nieko nereikia. Kol kas nieko nereikia ir reikia persidaryti. Ir reikia persidaryti. Prie equilibrium zonos. Prie equilibrium zonos. Galite ir skalpinti visą šitas zonas, bet aš aukso tik setupus kol kas darausi. Buvau šiais metais gal 3 aukso treiduose, visi sėkmingi buvo, bet realiai visus shortinau aukso setupus. Tai nesu labai didelis fanas, nes kol kas auksas kaip tik einu aš prieš trendą, o auksas stipriai bullish kol kas dar yra, kad jis maintainintų ar ne, maintainintų bullish savo struktūrą, reiktų, kad kažkada tai breikintų ar ne šitą zoną, arba breikinam apačią, vienas iš dviejų, nes esam dabar štai tokiam range. Ir jeigu mes norėtumėm kaip range jį žiūrėti, atrodytų štai taip. Dabar esam truputėlį aukštesniai range daly, tai būtent šitas setupas yra validus, šita zona yra validi, ir netgi šitas long setupas taip pat yra validus. Bet jeigu mes šitą breikinam, mes jau grįžtumėm prie bearish struktūros, ar ne? Nes kol kas up. Turim šitą range, turim šitą high. Jeigu žiūrim visiškai struktūrą. Šito high neišimam, failinam šitoj vietoj, net šito high neišimam. Pradedam važiuoti į apačią. Jeigu šitą low išimam, tada long termo mes turim ar ne, bearish pradedam turėti struktūrą, bent jau ant 4 valandų. Tai vat. Labai paprastai viską žiūrim, bet kol kas mes turim šitą gražų range ir jį mėginkim treidinti. Mėginkim tokius gražius swingus ir apturėti. Tai vat, o atsiprašau, rytoj bus 1, 2, 3, 4, 5, 6 jau dalis. Jau 6 dalis. Nuo 1000 iki 100 000. Nice. Pasižiūrėsim, kokie rezultatai. Ir galėsim arba pasidžiaugti, arba paliūdėti. Tai vat, tiek šiam kartui. Šitą setupą aš po to prasivalysiu, viską dar prie kompo biškį pasidėsim. Tikiuosi, kad video patiko. Jeigu norit prisijungti prie mūsų privačių grupių, jeigu norit prie Vexo irgi prisijungti, tai registracija štai čia. Jeigu norit, aš Bybit šiuo metu nelabai naudoju tik tai Bybit kortelę, tiek fizinę, tiek virtualią, tai jeigu norit, irgi galite pasinaudoti. Užsiregistravę ir kitą savaitę didelė tikimybė, kad pristatysiu naują partnerį, per kurį jau treidinu.
ir tikrai bus bomba. Turėsim du labai gerus exchange'us, tai bus VEX ir šitą kitą palaikysiu dar.